Rusija šiuo metu nėra geroje padėtyje, todėl vis dažniau tikimasi, kad Putinas baigs savo valdymą. Ir nors tai vis dar gana tolima perspektyva, manau verta panagrinėti, kas nutiktų, jei Putinas kada nors netektų valdžios. Iš tiesų, tokios pasekmės iš karto kelia klausimų apie tai, kada būtų geriausias metas tam įvykti, tiek Ukrainos, tiek iš platesnės vakarų perspektyvos. Ukrainos pusiai gali atrodyti viliojančiai sakyti, kad kuo greičiau, tuo geriau. Ir aš nenoriu jūsų įtikinti priešingai, nes kiekviena karo diena reiškia naujus nuostolius mūšio lauke ir žalą civiliniams taikiniams. Tačiau yra tam tikrų subtilių susirūpinimų dėl galimo Putino pasitraukimo laiko, kurie turės netokius subtilius ilgalaikius padarinius ne tik Rusijai, bet ir Ukrainai bei likusiam pasauliui. Taigi šiandien šią situaciją nagrinėsime 3 žingsniais. Pirmiausia, pateiksiu Jums apžvalgą apie daugybę būdų, kaip Putinas galėtų palikti savo postą. Tada pereisime prie istorinio paralelio – Sovietų Sąjungos žlugimo, kuris suteiks svarbių įžvalgų apie šiandieninę problemą. Galiausiai aptarsime pagrindinius skirtumus, kaip Trumpas arba būsimas prezidentas galėtų spręsti šią situaciją. Pasirodo, kad pasaulis po Putino suteiks vakarams galimybę, tačiau ši galimybė bus brangi. Tai kelia klausimų, ar dabartinė administracija pasinaudos šią galimybę taip pat, kaip galėtų pasinaudoti jos įpėdinis. Bet pradėkime nuo apžvalgos apie galimas Putino problemas. Nenoriu gilintis į bendrą situaciją, nes tai buvo pasikartojanti tema abiejose mano kanaluose pastarosiomis savaitėmis. Pagrindinė santrauka yra ta, kad Rusijos ekonominė situacija netrodo gera, jei kalbame apie karo veiksmų tęsimo galimybės. Tačiau eiliniai Rusijos piliečiai vis dar gyvena pakankamai gerai. Ta grupė, kuri labiausiai nukenčia, yra oligarchų klasė, nes jie praranda verslo sandorių su vakarais ir faktiškai moka už visus atlyginimų padidinimus tiems eiliniams rusams dėl didesnės darbo jėgos paklausos. Todėl manau, kad Putinui ši problema paaštrėjo ir tikrai didesnė palyginti su tuo, kur buvome metų pradžioje. Tačiau norėčiau visiems priminti, kad ekonominė situacija Irane yra gerokai blogesnė. Vos prieš kelis mėnesius Irano gatvėse buvo tikrų antivyriausybinių protestuotojų, tačiau visuomenės nuomonė yra tokia, kad Irano vyriausybė niekur nesiruošia trauktis. Todėl manykite, kad Putino padėtis yra mažiau kritiška nei Irano. Pavyzdžiui, prognozių rinkos tikimybė, kad Irano režimas žlugs iki birželio 30-osios vertina 5%. Putinui ši tikimybė yra 2%. Atkreipkite dėmesį, kad Putinas yra 73 metų amžiaus, todėl dalis šio procento atspindi natūralias priežastis. Vis dėlto, tarkime, kad tas žlugimas įvyksta. Kas tada? Yra viešoji nuomonė, kad Rusijoje šis karas yra nepopuliarus. Naujas lyderis, neturintis tokios pačios politinės naštos kaip Putinas, atsitrauks ir mes galėsime uždaryti šį kvailą geopolitinės istorijos skyrių. Na, ne taip greitai. Karo tęsinis atrodo tampa vis mažiau populiarus tarp Rusijos gyventojų, o galbūt apskritai yra visiškai nepopuliarus. Tačiau Rusijos de facto status quo sienų sumažinimas iš tos pačios grupės sulauks iš esmės prieštaringos reakcijos. Prisiminkite, kad Krymo aneksija Rusijoje buvo nepaprastai populiari. Net ir velionis Aleksejus Navalnas, laikytas didžiąja laisvosios Rusijos viltimi, didelę savo karjeros dalį nerėmė paprasto Krymo grąžinimo Ukrainai. Nėra sutarimo tarp vakarų ir tipiško Rusijos piliečio dėl to, kaip turėtų atrodyti tarptautinės sienos. Rusijoje klausimas yra, kiek kainuoja plėstis. Su Krymu tai praktiškai nieko nekainavo. Tęsti veiksmus Donbase, kita vertus, yra gerokai brangiau. O tiesiog grąžinti teritoriją Ukrainai? Visiškai ne. Tai būtų puikus būdas kitam Rusijos lyderiui nedelsiant netekti valdžios. Kitaip tariant, vakarai turėtų tikėtis, kad Putiną pakeis žmogus, kurį jie galėtų apibūdinti kaip griežtosios linijos šalininką. Dabar yra keletas būdų, kaip tai galėtų baigtis palankiau Ukrainai. Vienas iš jų, kad Rusija nugrimsta į pilietinį karą, o Putinas nebevaldo šalies. Jo nebuvimas sukuria vakuumą ir atsiranda įvairios frakcijos, kurios visos bando perimti valdžią Kremliuje. Iš pirmojo pasaulinio karo žinome, kaip tai vyksta.
Rusijos kariai grįžta namo pasirinkti pusių pilietinėme kare, o tarptautiniai Rusijos priešininkai gali išnaudoti savo karinį pranašumą. Kitas būdas – jei į valdžią ateina nuosaikus lyderis. Tai labiau tikėtina, jei Putino žlugimą nulems socialinis judėjimas, tačiau reikia pažymėti, kad šiuo metu būtent oligarchai yra juo nepatenkinti. Sakydamas nuosaikus, dar kartą pabrėžiu, kad neturiu omenyje žmogaus, kuris aktyviai siektų grįžti prie 2022 metų sausio mėnesio sienų. Turiu omenyje žmogų, kuriam rūpi Rusijos finansinė padėtis ir kuris mažiau vertina Novorosijos prestižo projektą. Toks žmogus paprasčiausiai negrąžins rytų Ukrainos Kyjivui, tačiau galbūt būtų pasirengęs su ja atsisveikinti už tinkamą kainą. Ir tai mus atveda prie šiandienos istorinio paralelio – Berlyno sienos griūties, Vokietijos suvienijimo ir Sovietų imperijos pabaigos. Praėjus tiek daug dešimtmečių nuo šios sagos įvykių, lengva pagalvoti, kad Reiganas pasakė: "Pone Gorbačiovai, nugriaukite šią sieną." Tada siena griuvo, Sovietų sąjunga atsisveikino, o rytų Europa laimingai grįžo namo. Jeigu tik taip būtų buvę. Kremlius nusprendė, kad nebegali sau leisti išlaikyti imperijos, kurie apibrėžė šaltojo karo laikotarpį. Tačiau buvo didžiulis skirtumas tarp Maskvos hierarchinės struktūros atlaisvinimo rytų Europoje ir stebėjimo, kaip vakarų valstybės be jokio prieštaravimo žygiuoja į priekį. Kaip ir viskas, kas susijęs su šaltuoju karu, Vokietija buvo konflikto centre. Tapo aišku, kad vakarų Vokietija ir rytų Vokietija susivienys, tiksliau tariant, rytai įsilies į vakarus. Buvo viena nedidelė problema. Vakarų Vokietija prisijungė prie NATO 1955 metais. Jei teritorija, anksčiau žinoma kaip rytų Vokietija, dabar taptų Vokietijos federacinės respublikos dalimi, tai reikštų, kad buvusi rytų Vokietija taptų NATO dalimi. Sėkmės bandant suprasti, kaip tai veiktų, kai ten vis dar buvo dislokuota apie 400 000 sovietų karių, be to dar apie 200 000 jų pagalbinio personalo ir išlaikytinių. Tai buvo toli gražu ne toks darnus laikotarpis, kokį jį pateikė istorijos vadovėliai. Jungtinės valstijos netgi pradėjo rengti karo planus, kaip išstumti Sovietų sąjungą iš šios teritorijos. Tačiau karas yra neefektyvus, o egzistuoja daugybė taikių susitarimų, kurie turėtų būti naudingi abiem pusėms. Svarbus proveržis įvyko, kai Džordžas H.V. Bushas pasiūlė, kad Vokietijos didelės finansinės galimybės galėtų išspręsti šią problemą. Matote, tuo metu Sovietų sąjunga patyrė ekonominį nuosmukį. Pasirodo, kad planinė ekonomika nėra labai gera kuriant turtą. Dideli naftos ir dujų telkiniai ilgą laiką kompensavo šį trūkumą Sovietų sąjungai. Tačiau tuo metu energijos kainos jau buvo smukusios. Sovietų sąjunga buvo prie žlugimo ribos. Todėl Vokietija pasiūlė Sovietų sąjungai didelių ekonominių nuolaidų. Tai apėmė beprocentinės paskolas Sovietų ekonomikai atkurti ir tiesioginius mokėjimus naujoms grįžtančių Sovietų karių bazėms statyti. Visa ši pagalbos paketo vertė tuo metu siekė apie 14 milijardų dolerių. Mainais Sovietų sąjunga išvedė savo karius iš rytų Vokietijos ir nesistengė trukdyti NATO plėtrai į visą Vokietiją. Tuo metu buvęs nacionalinio saugumo patarėjo pavaduotojas, o vėliau tapęs gynybos sekretoriumi Robertas Geitsas, šią strategiją apibūdino kaip būdą papirkti sovietus, kad jie pasitrauktų iš Vokietijos. Na, papirkti pavyko. Ir tada, kai pasakojama paprastoje istorijos versijoje, kai daugiau rytų Europos šalių nusprendė, kad nori elgtis savaip, o taip pat norėjo, kad vakarų šalis jas apsaugotų nuo Maskvos, Kremlius nesiskundė. Pabaiga. Palauk, nesvarbu. Tada įvyko invazija į Ukrainą. Praėjo 4 metai ir situacija vietoje atrodo maždaug taip. Gerai, tarkime, kad Putinas žlunga ir jį pakeičia nuosaikus lyderis. Kas tai yra? Jei galima spręsti iš posovietinės politikos, reformatorius galbūt būtų pasirengęs pasitraukti iš tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos, galbūt de Krymo. Jei kaina bus tinkama. Nėra abejonių, kad ES pradėtų rinkti lėšas šiam tikslui, kadangi Ukraina neturi pakankamai likvidumo. Tačiau sunku įsivaizduoti, kaip visą tai veiktų be jungtinių valstijų, kurios vaidintų pagrindinį vaidmenį dėrybose. Tarkime, kad tai neįvyks iki 2029 metų, jei bet kuris tikėtinas demokratų kandidatas laimėtų 2028 metų rinkimus. Jis tikrai norėtų dalyvauti šioje sistemoje.
Tai būtų visą šimtmetį nulemsiantis momentas, taip pat galimybė ištaisyti kai kurias ilgalaikės klaidas, kurias vakarai padarė mėgaudamiesi šaltojo karo pergalės šlove. Vienintelė problema čia ta, kad tai kainuos brangiai. Tai atrodo blogiau nei rytų Vokietijos situacija, nes tai buvo tolimiausia Sovietų imperijos dalis. Rytų Ukraina, priešingai, pagal federacijos įstatymus yra visa teisė Rusijos dalis. Jeigu Markas Rubijas būtų prezidentas 2029 metais, taip pat nebejoju, kad Jungtinės valstijos būtų pasirengusios sumokėti reikiamą sumą. Tačiau jeigu J.D. Vance'as būtų prezidentas 2029 metais, nesu toks tikras. Iš nutekintų Signal pokalbių žinome, kad jis priklauso griežtai izoliacionistiniai Amerika pirmiausia stovyklai. Sunku įsivaizduoti, kad jis būtų pasirengęs skirti reikiamus pinigus šiai programai. Jis tiesiog kreiptųsi į Europos lyderius, pasakytų jiems, kad tai jų problema ir Jungtinės valstijos užsidarytų kitoje Atlanto pusėje. Trumpa pastaba apie tikimybę pasiekti šį tašką. Vance'as vis dar pirmauja respublikonų kandidato prognozių rinkose su 36% tikimybė. Tačiau Rubijus sustiprino savo poziciją iki 25% ir galima sakyti tapo didžiausiu Irano karo Amerikoje naudos gavėju. Dabar, jei žiūrėjote į tuos skaičius ir klausėte savęs, ką mes darome, kas vyksta, tuomet jūs nudžiugins žinia, kad Tuckeris Carlsonas yra trečias tikėtiniausias respublikonų kandidatas, turintis 7%. Bet kokiu atveju visas šio vaizdo įrašo pagrindas yra tas, kad galimo Putino žlugimo laikas yra svarbus. Ir dabar turėtų būti aišku, kodėl. Man nereikia jums sakyti, kad Trumpas yra labiau Vance'as nei Rubijus. Jei Putino žlugimas įvyks per artimiausius porą metų, sunku įsivaizduoti, kad Jungtinės valstijos finansuotų pastangas grąžinti teritoriją Ukrainai, ypač kai Jungtinės valstijos jau nebefinansuoja įrangos skirtos kariniu būdu sustabdyti Rusiją nuo tolesnio teritorijų užėmimo. Dabar ši išvada turi kelias išlygas. Pirma, Trumpas mėgsta kurti projektus, kurie apibrėžtų jo palikimą, nors jie paprastai nebūna tokie sudėtingi. Rinktis lengvas pergalės ir tada pereiti prie kitos. Pagalvok apie Baltųjų rūmų pokylių salę, kuri visada bus siejama su juo. Nors Europos pertvarkymas gal ir nėra toks sunkus, kaip bandymas kontroliuoti Irano užsienio politiką, tai tikrai nebūtų lengva. Galbūt Markas Rubijas, eidamas nacionalinio saugumo patarėjo pareigas, galėtų paglostyti Trumpo ego ir įtikinti jį, kad tai yra jo palikimą apibrėžiantis projektas. Tai paverstų Irano karo nepopuliarumą tik istorijos vadovėlių pastaba. Taigi, jei jam reikia kažko, kas subalansuotų tą nesėkmę, Ukraina yra tas pasirinkimas. Na, o kad pasiūlymas būtų dar patrauklesnis, kas žino? Gal jie galėtų pervadinti Donbasą į Donbasą. Kita išlyga ta, kad dėl šio proceso reikės derėtis ilgai. Berlyno siena griuvo 1989 m. lapkričio 9. Paskutiniai sovietų kariuomenės daliniai, kurie tuo metu jau buvo Rusijos kariuomenė, išvyko iš Vokietijos tik 1994 m. rugpjūčio 31 dieną. Taigi, net jei Vladimiras Putinas pasitrauktų iš pareigų rytoj, galėtų prasidėti ilgas derybų procesas su Europa, kuris išlaikytų naujojo Rusijos lyderio dėmesį iki kitos JAF inauguracijos. Taigi, ką šiandien sužinojome? Vladimiras Putinas greičiausiai artimiausiu metu nebus pašalintas iš pareigų, tačiau bent jau dabar galime kalbėti apie pasekmes. Mažai tikėtina, kad kitas Rusijos lyderis tiesiog pasitrauks iš rytų Ukrainos. Tačiau susitarimai, kurie priverstų Rusiją pasitraukti, gali būti įmanomi. Tačiau ar Jungtinės valstijos bus pasirengusios sumokėti reikiamą kainą, priklauso nuo to, kada Putinas paliks savo postą. Tuo tarpu galite uždaryti šį vaizdo įrašą ir pasinerti į vieną iš šių dviejų nuostabių knygų apie karo kilmę. Daugiau informacijos apie jas rasite vaizdo įrašo aprašyme. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Iki kito karto. So go get safe.